Šį kartą su visa komanda paliekame gimtinę ilgesniam laikui, kad sudalyvautumėme tarptautinėse drifto varžybose Taivane ir Omane. Pirmoji mūsų stotelė – Formula Drift Taivan. Jau 2 metai iš eilės, kai grįžtame išbandyti savo jėgas čia. Kaip visada, mano darbas fiksuoti viską ir sukurti komandos dokumentinį video iš šių varžybų. Bet šis vlogas ne apie tai. Čia parodysiu užkulsius, kelionės nuotaikas ir viską, kas vyksta šalia pagrindinės kovos trasoje. Šiandienos transportas. Moi, labas. Labas. Ką tu? Kaip busiukas? Geras busiukas, aš tokio norėčiau. Bet? Kada nors. Brangu ir Europos rinkai nėra. Tu turėsi vis tiek, ten priekiai sėdėsi, negali. Tai Danielė vairuos, tu gali? Šiai dienai jo. Tai kaip ir pateisinamas pirkinys būtų. Einu vaflių nusiplaukia. Einam pažiūrėti tulikų. Štai geri turėtų būti automatiniai. Uždaryta. Aš nušau laik prisėsiu. Ne, bet turi būti kažkur, kur atsidaro patys. Na gerai. Mandas! How are you? Sveiki gyvi iš Taivano. Tai smegenys net nedirba, nes vakar iš namų išvažiavau 8 ryto. Skrydis iš Lietuvos buvo 12 į Stambulą ir tada porą valandų ten pasidėjom ir tada iš Stambulo į Taivaną 10 ar 12 valandų, taip ir nepamenu. Tai dabar yra sekančios dienos 9 ryto leidomės Taivane. Nu, nes dar prasisuko ten kelios valandos į priekį ar atgal, kad kažkaip praradom. Biškai pamiegojau lėktuvę, nes labai gerai gavosi, kad kiekvienam žmogui po laisvą eilę gavosi. Tai skridom visai patogiai, bet visiškai nepailsėjau. Nežinau kodėl. Neįsivaizduoju, kaip reikės atgal skrist tiek laiko, jeigu būtumėm su užsakymšai, ten, pavyzdžiui, 3 žmonės viens šalia kito. Tai vat, šiandien tokia pasiruošimo diena. Hebra garaže ruošiasi mašiną, o aš vat galvoju, ateisiu parodysiu, kas yra kieme gero ir koks yra Taivano autoparkas. Tai turim 2 džimnius su stogo platformom, LED barais, net ryšiam apšvietimas, bet va, gale kopečios, padangėlės BF Goodrichai, kas viduj čia gero. Ai, bet pala, jie dešinėvairiai. Okei. Tas irgi dešinėvairis, jo. Nors Taivane šiaip kairiavairės mašinas. Tai vat vienas offroadinis džimnis. Čia irgi LED baras įmestas. Ir kitas džimnis. Juodas gal geriau atrodo. Tada turim Swift Sport Volesterisen. Čia ruošiama šita bus gal, o gal ir ne. Tada turim čia tokį SRT Durango. Su šitą, man atrodo, važinėsim, kaip suprantu. Tu laikai lipduką ir dar filmuoju. Laikau lipduką ir filmuoju, taip. Tai nors parodė, kaip laikai lipduką, tada jau paprastai. Va. Irgi kur dirbam to? Full house. Why not? American student. Oh no, I need to change the number. This is a thing. Užsidaro, gerai. Ką čia turim? 8 aukštą. VIP. Koris jūsų aukštas? 8. Va, visi su striukėm. Prisivežėm šortų, ne? Aš šalu be striukės. Kur tavo striukė? Kažkur bagažė. Striukė. Prisivežėm šortų, maikių. Kas nieko nereikia. Sakė, kur važiuosim šaltą. Net šildytuvą paėmė. Naudosim šildytuvą. Ja. Aš tikiuosi, kad Omanoje bent šortus panaudosim. Nes kol kas čia tai be šansų. Labas rytas. Galimės tokiu vaizdu į Tainaną.
Aš niekada nežinau, kas Tainanas yra, aš galvoju tiesiog kitaip Taivanas rašas. Čia miestas taip? Jo, šitas miestas. Tai va, ar išsimiegojai? Pamiegau. Aš išsimiegojau, kažkaip, bet kėliausi, 2 valandą nakties atsikėliau, akys stačios ir galvoju, jau niekaip neužmigsiu, bet iš karto vėl užmigau. Ir Mindaugas sakė, pakalbėjom apie knarkimą, kad neknarkčiau, 5, ne 5. Ten minutę tai daugiausiai. Ir viskas. Ir knarkė. Out. Tai toks vat mūsų kambarys, nerodėm, paprastas, su labai dideliu dušu. Ar bandėjai tos mygtukus padaryti, ką jie daro? Dar neišdrįsau. Aš irgi neišdrįsau. Nu ką, rytas trasoje. Pasiėmiau GoProškas, visas reikia sudėti į čirbos mašiną. Ir čia vat Honda nematyta. O tai išsiaiškinat, kas per modelis Hondos? Tai kažkoks valkotinis pavadinimas. Kėbulinis. Koduotas. O motoras koks? 6 kubikų. Bet turbo? Turbo? Kažin kiek? Išvelgti reikia. Nu, nes aš tai neižlibinu tos... Nu čia va po uždengimo. Kažkur ten. Kažkur ten. Mažytas. Bet tai turi valytinai. Okay. Pasidėsi. Mažas sudėkti. Nu, tipo, 100 kW vis tiek turi būti. Gal. Kiek čia įdomu? Nežinau, aš spėjau, kad 100 tai bus. Čia 6 turbo, nu taip. Sunkiai. Kokia sveria? O, S66. Bet tai... S66. Ai, čia modelis. Išvažiavo mašiną į techninę komisiją. Tokią kažkokią, o aš dabar bandau susetapint visas GoProškas, kad pasileistų nuo pulto. Šitas jau padariau. Liko paskutinė. Taip, connections, 3 pajungtos ir viskas veikia. Dar atnešė 3 bet aš nežinau, ką su jie veiksiu. Užnesa mane biškai 3 medžiagą, bet gal kažką gerą sugalvos. Vyksta briefingas. Hebros, aš vat dariau savo rigą, tai rankena viršui, rankena šone, trim 500 PM, pats geriausias visom situacijom, nors čia gal ir reikėjo biškai daugiau šitoj trasoj. Mikrafas 1, mikrafas 2, bevėlis, kur bus turbūt vietoj pasikalbėjimo naudojamas, nes Taivane neįmanoma įrašyti pokalbių, kaip darau Europos čempę ir kitose šalyse. O trasava tokia įdomi bus. Man svarbiausias dalykas yra, kad leistų kuo arčiau trasos eit prie blokų kaip medijai. O daugiau nežinau, viskas simple. Jeigu leisi iki blokų eit, labai bus gera trasa filmavimui. O daugiau iš medijos pusės, nežinau. Yra pora fotografų, filmuotojo nei vieno nemačiau dar. Registracijos jokios kaip ir nėra. Klausiau dar irgi, mato mūsų draugelę, tai sakė, ne, nieko nėra. Nes praeitais metais, kai buvo D1, Taivan D1, tai registracijos irgi lyg nebuvo, bet buvo, kad būtina buvo medijai su šalmais. Dar ten buvo niuansų kažkokių, bet tai ten praslydom ir aikštelė daug prastesnė buvo. O šiais metais ne D1 čia, o Formula Drift Taivan. Tai nieko, kaip ir suprantu, nereikia. Nežinau. Pasibaigs briefingas, pamatysim kaip ten kas. Prasideda trepkės. Čia tokia trasa. Nu, kol privažiuos dar parodysiu. Ir čia tokios kaip tribūnos padarytos, sustatytos palapinės, padaryta sienelė nuo vėjo, nuo saulės. Ir o taip, kad žiūrovai galėjo žiūrėti, kaip važiuoja, jeigu pavažiuos Hebra čia. Nors yra šiaip rimtų veikėjų sukviestų, tai turėtų būti viskas gerai. Turėtų būti vaizdu.
Nu, bet jei važiuos taip kaip šitas, tai manau bus ir vaizdų kaip į blokus išsitaško. Dabar man reikia išsiaiškinti, kaip patekti tenais. Nežinau, jaučiu perlipti reikia tiesiog. Su ta sidabrinė, nežinau, kaip tau. Spalva? Ar dera ta spalva? Gal visai nieko, gal norėtųsi ne tiek labiau, čia toks kaip auksas vos nelabiau. Jeigu tamsesnė spalva ratų būtų, tada gal. Per pertrauką va tokią Teslą užmatėm. Spojika, difuzorius. Bet čia net nesuprasi, ar čia gal ta nagla, kur Blade iš vairo turėtų atpažinti. Ne, normalus vairas, apvalus. Jeigu kas matos, jo, normalus vairas. Stabdžiukai yra. Stabdžiukai yra. Gal pačipuota? Nulaužta. Pažiūrėk, kas čia. Nitro. Bet karbonas, viską. Ne, tipo šiaip, dabar žiūrint, tai gal visai taip ir nieko. Nu, tipo, biški drakonas, bet... Fast and Furious. Nu taip, bet tipo, kaip šitoj rinkoj, tai visai gal ir nėra pats blogiausias variantas. Tai turim dar po Suzuki stiliaus Nissaną. Ką matai? Šupelį. Šupelį. Bet tai čia biški ir nieko neliks. Ar su ją važiuoja? Šiaip man to sakė, kad gerai visai važiuoja. Aš kažkaip nepastebėjau jos. Ką dar turim? Nu, galas tai toks nutašytas kirvius. Trūksta to duslintuvo, kur čia. Ai, nu. 2 metrus į viršų. Na tai čia, žinai, pirmas dalykas blokus, kas kabins. Nu, tipo, vis kažkoks body kitas. S15. Nu jo, tokių pas mus nėra. Body kit. Lempų tai jau nelabai išdauž. Bet, nu, va, lempas apsaugos. Taip. Pliusai. Lempas turbūt brangesnės nei bodis. Nu, nežinau šitą. Lietuvoje tai turbūt lempas brangiau būtų. Ką, viduj turim? Safravičiok. Nu, kietai. Nu, bet irgi, tipo, labai ilgas snukis gaunas. Nu, galas čia viskas. Turi gerą jaust mašiną. Arba viduriu važiuoti. O, prasideda preskonferencija. Nu va, pasibaigė preskonferencija. Ar kad ir kas tai buvo, ten labiau, kaip įsivaizduoju, pristatymas, atidarymas renginio. Žodžiu. Tai dabar vėl iš karto į trasą važiuoju. Tęsiasi trefkės, kaip ir Hvala turėtų būti jau. Bet tipo dar trefkės kažkaip tai vyksta. Sako, davai dar po vieną raną trefkę. Galima pasižiūrėti, kaip lekia. Labai vargina toks dalykas, kad nežinia, visiškai yra nežinia, kas, kaip, kada, kur. Tai matau, Benas lėks, tai įsidedu dar telepą. Matai, vat, ant fotiko, kad galėčiau ir storiukų padaryti. Šiaip šiandien jau šilta, nes vakar labai šalta buvo, nežinau ar dėl to, kad labai buvo nemiegoję ir trūko miego, ar dėl to, kad šiaip vėjuota kažkaip čia. Bet šiandien vat jau su Maikim, jau norėtųsi nerti šortų. Ir tikiuosi, kad bus šilta, nes šiaip džempakų neturiu. Visi prisidėjom tik Maikių ir šortų, o visesniam orui niekas nėra pasiruošęs. Varam filmuoti.
Dabar irgi, kai diena tokia apie nieką. Nu ir šiaip, pirmą dieną naujoje trasoje, ką geriausia padaryti, tai tiesiog apseit visą trasą, pasižiūrėti, iš kokių kampų geriausi vaizdai. Pavyzdžiui, čia būtų visai gerai, nes matosi šitas pasistatymas, tas lankas, bet va čia va, kur dabar jisai uždengia bloką. Tai jo, tie blokai uždengia, nes arčiau čia nelabai leidžia eiti. Bet kas gerai, kai pravažiuoja tenais, jisai nuvažiuoja ten ir daro lanką iš tos pusės į čia. Tai spėtum vėl kaip ir ateit dar vieną kadrą pasidaryti. Iš tos pusės 2 kadrus galėtum teoriškai pasidaryti. Kai toj pusėje būdamas, realiai gauni pasistatymą ir tada tenais jau nieko nebematai per dūmus ir tada vat, gali pasidaryti tenais. Irgi tą antrą kaip ir kadrą. Iš tos pusės didesnis būna, nes tau po pasistatymo neužstoja viso vaizdo dūmai. Plus šitas visas. O dėl objektyvo, va, kaip sakiau, kad gal norėtųsi didesnio, tai ne, per akis pilnai užtenka. Aišku, biški digital zoomo, biški crop režimo, bet tas kokybės visai nepraranda, nesumažina, kaip ir problemų nėra. Pavydi? Čia va kietas paspirtukas, kur būna komplektacijoje kažkurių Hondų dabar naujų, susilanksto kaip lagaminas. Tai va, būna jisai kažkokiose komplektacijose kažkurių Hondų, bagažiniai tipo įsideda virš zapaskės ir tada kraunasi jisai bagažiniai. Nori pralėkti? Gal ne. Matau, kad nestabilus. Bet normaliai. Taip, bagažiniai tokį turėti vietoj zapaskės gerai. Tai, kaip sakiau, dėl liemenių, kaip matot, jau su liemenė, prasideda kvalifikacija. Tai važiuos Benas, uždėjau GoProškę. Tai jau prieš tai dėjau, bet nerodžiau. Taip pat išsinešusią biškį, tai jeigu kokias nors su spojika iš ten parlėks, tai bus rimta. Bet 8 sena nenumirsim. Dabar pabandysiu iš to galo, iš priekio pafilmuoti. Nes dabar pirmas palas važiavimas, tai pirmą šito galo filmuosiu, kur matosi tas pirmas apsisukimas ten pačiam gale, o antrą kaip tik eisiu į tą galą, į kurį dabar filmuoju, kad į startą pasifilmuočiau. Taip, varom turbin. Čia tą motosuko apšilinėja. Nors va, čia matosi irgi, jeigu dūmai per daug neuždengia, tai matysis, kaip pabaigia tą kampą. Dar vienas niuansas įdomus, kaip vertini. Nu, gera idėja, manau. Reklama. Bet ant lietnykų neužteko. Gal tokį nesilaiko. Tai ką ten matei? Kiaulę čirškinę. Hai! Vargšas paršelis. Bus skanu.
mergina taip išeina kaip ir baigta, vala baigėsi. Dar pažiūrim Daigo saitą, stovi prie starto. Pažiūrėsim, kaip legenda važiuoja. Ir, nežinau, lėksim persikalt medžiagą. Turbūt dar liksim pituose, liksim trasoj, bus kažkoks barbecue ar kažkas. Tai jo, reikia persikalt medžiagą susiruošiuot, gal kažką pasikarpyti. Bet matau, turi Daigo saito problemų kažkokių turi. Kad pribėgo mechanikų krūva. Ką, problem? Все. Jo, все, finito.